Šis projektas prasidėjo nuo keliasdešimties mokinių, tačiau visai greitai per 8 metus įsibėgėjo taip, jog šiemet mes turėjome 1500 dalyvių iš 100 Lietuvos mokyklų. Prieš 10 metų jau verslininkai pradėjo sakyti, kad katastrofiškai trūksta inžinierių. Norint pritraukti žmonės į inžineriją, reikia pastoviai su jais dirbti. Taip, kaip dirba šokių būreliai, krepšinio mokyklos ir taip toliau. Neretai mokyklose mokiniai šiek tiek abejoja, ar man reikėtų pasirinkti šį projektą. Bet tada jie išsiskiria į 2 grupės. Vieni mėgsta iššūkius ir to imasi drąsiai ir netgi patys skatina mokytojus dalyvauti jame. Kiti vis dėlto laukia mokytojų paskatinimo. Mūsų programėlė yra apie nuotaiką. Mes naudojam dirbtinį intelektą, kad nustatytų žmogaus nuotaiką ir pagal tą nuotaiką mes skiriame maistą, kad pagerintų tą savijautą. Man dabar padėjo gerai sektis matematika. Aš visur įsiveliu, kur yra kažkas naujo ir inovatyvu. Tai buvo toks spontaniškas sprendimas, reikia, tai dalyvausiu, o paskui aš supratau šito projekto gėrį ir esmę. Vaikai, kurie dalyvauja šitame projekte, jie iš tikrųjų atsipalaiduoja labiau ir supranta, kad inžinerija nėra vien tik formulės, kad ten atsiranda kūryba, kad atsiranda menai, tas vadinamas STEAM, kad yra daug komponentų. Mokytojas įgyja daugiau patirties ir žinių ir galbūt netgi labiau suvokia savo dėstomą dalyką iš inžinerinės pusės. Ir puikiausiai tuo metu supranta, kad ta inžinerija supa mus kiekvieną, kad nėra vien tik tai fizikos paprasti dėsniai, nėra vien tik tai chemijos dėsniai, bet visa tai yra susiję būtent su inžinerija.